Varnių regioniniame parke gausu savitos medinės architektūros pavyzdžių. Vienas jų – Biržuvėnų dvaras, kurio istorija siekia 13 amžių. Biržuvėnų dvaras – medinės dvarų architektūros paminklas. 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios bilionių ir padvarių, kaimų, etnoarchitektūrinės sodybos, bažnyčios. Kalbiname Varnių regioninio parko vyriausiąjį specialistą, kultūrologą Liną Šedvilą. Mes dabar esam Medvėgalį kalno papėdėje. Koks jausmas turėtų apimti prie Medvėgalį kalną? Medvėgalis yra kalnų karalius. Ypač jautriems turistams rekomenduojant Medvėgalį nevažiuoti, nes ant to užlipus apim didybės jausmas, pasijauti aukščiausią žmogų Žemaitijoje. Ne visi gali pakelti, kiti labai pasidaro jautrus, susiekia savo gyvenimo didybės tom jausmą, dėl to rekomenduojam kitiems nevažiuoti. Medvėgalio archeologinis kompleksas sudaro 7 kalvas, tai yra didelė teritorija. Mes vadinam antrąją Lietuvos Kernavę. Kernavė Lietuvoje ir Žemaitėje mes turim savo Kernavę, tai yra Medvėgalio kompleksas. 7 kalvas, istorinės šaltinės Duisburgiečių kronikose yra minima, kad čia kariuomenės didelis kovėsi, virš 18 000 buvo atginta kryžiuočių, nešdami žemaičiams krikštą. Po ilgų kovų pavyko jiems vienintelį kartą paimti tą pilį. Žemaičius pakrikštėje, bet tie atgal sugrįžo į pagonybę. Ir vėl 1384 metas jau minim šaltiniai, kad atėjo kita kryžiuočių kariuomenė, bet jiems jau čia smarkiai nepasisekė. Pats jų karžygys Markvas rašo papuolė nelaisvė, buvo paukots ant Alkakalnio. Štai čia Alkakalnis prie pat matoma, tarp 4 beržų, sukrautam dideliam laužui, su visus žirgus, su visais šarvais, sudegins gyvus, paukots dievams. Tokie buvo papročiai, nelabai mėgėjai buvo prisiimti svečius kryžiuočius žemaičiai, tai tokias draugystės buvo. Piliakalnis dabar yra sutvarkyts, jau dabar pritaikyts lankymui. Prašom iš tikrųjų, kas nebijo su didybės manį susirgti, atvykti čia, pasisvečiuoti, atsigauti, nes čia ypatinga aura, čia labai fainė. Dabar priėjomės prie vieno lankomiausių mūsų objektų – Sietuvos kūlgrindas. Pats žodis kūlgrinda susideda iš 2 dalių junginys, yra kūlės grės kels po vandeniu. Žemaitiška akmuo vadinas kūlis. Kūlgrindų Lietuvoje šiaip yra gana nemaža, bet eksponuojamės vienintelį Lietuvoje, dėl to objektas unikalus tom, kad mes pats vienintelį eksponuojami, gali pabraidyti. Po kojom pajusit akmenis eidami. Keliai kūlgrindas nebūdavo lygos, būdavo vingiuoti keliai, kad galėtų priekį būdavo riboženklius, įmerkdavo žmonės, kad galėtų iš paskui kiti praeiti, paskutiniai ištraukdavo ir kelias vis atsistatydavo visas augmenyje. Ir iš paskui eidami kryžiuočiai, žengė žingsnį į šoną, nuburbuliuodavo iki dumblas iki 8 metrų gylis būdavo. Žemaičiai visas kovas lengviausiai nugalėdavo, šiaip tai pelkės įsilaikė, mes jau kaip ir pelkė, kaip mūsų arkliuks pelkė, mes visi kovinį ginkluoti buvo mūsų biškis silpnesnė, tai kryžiuoti, kad nuversi nuo arkliaus, būdavo geriausiai įsiviliuoti į pelkės, ir jam paskui bumcu kokai makaulį ir ant nukrenta viskas. Dabar kūlgrindas, pavyzdžiui, čia nuotraukas matom, yra gilės sviruo, visokiausių gilės, skirtingai nuo metų laiko priklauso, mes kada pasirenkame eiti, ar anksti pavasarį pasirenkame, pavyzdžiui, ten kokį rugpjūčio mėnesį, kada jau būna pradžių. Gilės sviruo, vieni enštas su lyg kaklu būna vandens, kitiems bėr su lyg kelienas. Kūlgrindas mes turim čia 3 atkarpas nėra nusilgas, nus yra po 100 metrų, po 100 metrų, irgi skirtingas gilės. Ir į kūlgrindą reikia eiti jau pasiryžus, nebijoti atrakcijas, jau čia reikia drunsims žmonėms. Kaip sakiau, ant Medvėgalios jau užlipus nesusirkti didybės manį, čia reikia turėti drunsus, reikia nebijoti siurbelių, nebijoti gyvačių, nebijoti anakondą, kur yra anakonda ant skaudė kondą. Tai va tokie reikia čia jau būti ištvermingiams ir į kūlgrindą brendam tik basom kojom, nes prie istorijas prisiliesti turimės basakojai. Čia jau negali jokie šeginė kroksą dalyvauti, jokie guminė, jokie sporbačiai, nes prie istorijas bandom prisiliesti basakojai. Jeigu bandys pats vien asmeniškai eiti, daug dėl jums sveikacija, jūs grįžtat atgal, bet čia rekomenduotume pasiimti gidus iš regioninį parką, kad parodys jums kur bristi, kur kad nenueiti pro šalį ir bandyti pasivaikščioti su geras pojūčias, gerom emocijom.
Na va, mes girdim akmenų tauškėjimą. Mes jau esam Kūlgrinoj. Po mano kojom akmenys visur supilti. Ta Kūlgrina buvo konkrečiai skirta, ta šitą Sietuvos Kūlgrina, ta atkarpa, tarp dviejų piliakalnių susisiekti įgulom. Tai yra nuo Medvėgalė žmonės eida, keliaudo į Paršpilį ir atgal. Paršpilis, abu piliakalniai yra aprašyti kryžiuočių kronikose. Ir čia žmonės susisiekdavo, nes čia pripat štai teko Sietuvos upė, o per aplinkui apeit būdavo labai didelis atstumų, reikėdavo didelį vingį daryti. Tai žmonės kirsdavo tą tiesiai čia. Kaip dabar išpildavo tas Kūlgrindas, tai pasakojama yra, kad žiemos metu ant ledus prakirsdavo, mesdavo akmenis. Įsivaizduojam, kiek reikia akmenų primesti, kad tas 8 metrai dumblą pasidengtų, mes galėtume ramiai šitais vaikščioti tokiais giliais. Žmonės, aišku, darbą nebijoja. Kratė akmenis, ką priklaus. Dabar mes atkeliavom prie Gintarų taką. Už mano nugaras Lūkste ežeras. Lūkste ežeras, kuo mums yra įdomus, tai yra natūralus ledynmečio paliktas ežeras, pats didžiausias Žemaitijoje. Dar pabrėžiu, natūralus, nepatvenks, nekoks, natūralus ežeras, kad mums ledyną palika. Plotsano yra 1018 hektarų, jeigu mes į ilgį žiūrėtume, 7 km ilgis, 3 km 3,5 plotis bus. Jeigu aplinkui reikėtų nuapeitų nuo ežerą, bus 19 km atstums. Bet ko mums pats įdomiausia, kad vienintelis ežeras Lietuvoje išmeta cikrontą gintarą. Čia mano rankos dabar gintaro gabaliuks iš Lūkste ežero. Kas rado mūsų žvejai padovanojo ton gabaliuką, štai jis rado krūmuose. Gintarą, aišku, geriausia ieškoti yra, kada pavasarį ledus išstum ir arba po didelių audrų. Sanašuose dar ko nors vien kitą gabaliuką. Mes atėję į tą taką, tame take, konkrečiai vietoje mes galim pabandyti surasti gintarą gabaliuką. Aišku, tokių didelių gabalų mes nelabai rasam, tokie nesvaikiam salaikas markė, bet jūro nelabai rasam, o mažiukų gabaliukų gali savo gintarą susirasti. Daug kas klausia, ko simbolizuoja Varnių regioninį parką emblemą. Atsakau iš karto, mes matom vaizdelį, kad bažnyčia ir kažkokie paukščiai. Bažnyčia, kaip žinom, yra Žemaitijoje prasidėjo krikštas 1413 metais ir mums prasidėjo pačio gražiausio vieto, tai ir Varnių mieste. Tai simboliškai būtų parodyti, kad ta bažnyčia, čia konkrečiai parodyta Švento Petro Povilo katedra, jinai čia buvo, čia Žemaičių krikštas prasidėjo. Čia toliau tos bangos, tokias jau kalnuotas vietovės, visoje kalvotai Žemaitija, o gamtiniai dalykai tai šitais mūsų paukščiai. Paukščiai čia mūsų simbolis regioninį parką yra didysis baublys. Mes čia turim cielos donus, tai didysis baublys, raudonosis knygas paukštis, katrą yra pavaizduoti labai sunku. Tai vat, pagavom vieną, paaišėm šitas, dabar toks yra gražus, tai simbolizuoja mūsų ir gamtą, ir to pačią kultūrą. Mes dabar atvykome į Varnių miestelį. Miestelis žymus savo kultūrinį veiklą. Tai veikia kunigų kėlės seminarija, mes toliau matom. Kunigų kėlės seminarija baigė daug iškelių Lietuvos tautą žmonių. Tai Baranauskas ir Vienas Žindys ir vyskupas Motiejus Valančius. Stovim šalia Varnių katedros. Varnių katedra mūsų regioninį parką simbolis, kaip matėm, to emblemom simbolis. Ir katedra įdomi, skaičiuoja metų virš 300 dabar ir viduje yra ekspozicija, paveikslai, viskupų paveikslai sukabinti, apačioje yra viskupų kriptos, yra galima apsilankyti tokiam sklepė, yra grabuose 2 viskupai, Giedraičiai guli pamatyti. Pravažiavom geltoną bažnyčią, pamatėt geltoną bažnyčią, geltonoji bažnyčia tai yra Aleksandro vardu pavadinta. Kodėl Aleksandro vardu? Žinom, kad žemaičiai yra paskutiniai pagonys Europai. Ir Vytauto parėdimu žemaičių krikštas prasidėjo būtent čia Varniuose, o Vytauto krikšto vardas buvo Aleksandras. Tai jo garbė ir ta bažnyčia pavadinta Aleksandro vardu. Tai dabar turim dvi veikiančias bažnyčias.
Šiaip tai Varniai yra miestelis Lomuoja. Lomuoja reiškia duobė tokie. Mes iš visų kalnų matom, jeigu mes žiūrime į Varnių pusę, matom mūsų bokštai, taip vos iškėlė virš miesto. Ir kodėl Lomuoja dabar, kodėl vyskupai čia nereziduodavo, negyvendavo, todėl, kad vyskupai kažkaip galvodavo, kad visas lygas pareina iš Pelkio. Tai senovinis lygas Mars, Šiltinė. Parkeliauna iš Pelkio, todėl jie buvo pasirinkę Alsėdžius, ten sausesnį vietelį, pušinuks. Valančius čia apsistojęs, Valančius čia buvo, turėjo savo namą, savo sodą, jis čia gyveno, labai daug ką padarė Varnių klestėjimui. Atsirado paštai, atsirado knygynai, atsirado keliai ir taip toliau. Atsirado Blaivybės sąjūdis. Parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles, laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliuotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi. Laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti prieš gaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis išskyrus vandens motociklus, parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.